Gerbiami kolegos, turiu pabaigti rytinį posėdį, tai pirmiausia skelbiu, kad slaptas balsavimas dėl Seimo nutarimo yra baigtas ir todėl po šio paskelbimo galiu skelbti šios dienos rytinio posėdžio pabaigą. Na, o dabar pradedame. Palaukite, tik pabaigėme rytinį posėdį, dar vakarinis neprasidėjo. O dabar pradedam 2013 metų birželio 25 dienos vakarinį posėdį. Registruojamės. Užsiregistravo 45 Seimo nariai. Gerbiami kolegos, dabar skelbiu balsų skaičiavimo protokolą. Dėl Seimo nutarimo, dėl interpeliacijos sveikatos apsaugos ministrui Vyteniui Povilui Andriukaičiui projekto numeris 12P780 priėmimų. Iš viso išduota biuletenių 69, rasta biuletenių 69, galiojančių 61, negaliojančių 8. Už balsavo 38, prieš 16, susilaikė 7. Taigi, Seimo nutarimas dėl interpeliacijos sveikatos apsaugos ministrui Vyteniui Povilui Andriukaičiui nepriimtas. Na, dabar popietinė darbotvarkė ir generalinės prokuratūros 2012 metų veiklos ataskaita. Taigi dabar kviečiu generalinį prokurorą pristatyti generalinės prokuratūros 2012 metų veiklos ataskaitą. Labą dieną, gerbiamoji pirmininkė, gerbiamieji Seimo nariai. Vykdydamas Seimo statutą ir vadovaudamasis prokuratūros įstatymu, teikiu Jums 2012 metų Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos ataskaitą. Apžvelgsiu ją, pristatydamas pagrindinius rezultatus prioritetinėse veiklos srityse, kurias prokuratūrai nustatė Lietuvos Respublikos Seimas, kurios lėmusius veiksnius bei veiklos perspektyvas. 2012 metais Lietuvoje buvo užregistruota daugiau kaip 82 tūkstančiai nusikalstamų veikų. Tai 4% daugiau nei prieš metus. Šioje statistikoje pirmą kartą privalomai buvo fiksuojami ir smurto artimoje aplinkoje atvejai, kurie sudarė apie 7%. Tad visų kitų nusikalstamų veikų pernai buvo užregistruota 3% mažiau. Dar viena grėsmė, kuriai pastaruosius kelius metus skirta itin daug visų mūsų dėmesio. Tai seksualiniai nusikaltimai prieš nepilnamečius. Deja, trečio pobūdžio nusikaltimo aukomis 2012 metais tapo 217 vaikų, arba maždaug 9 įprastos mokyklinės klasės. Daug. Noriu pabrėžti, kad tik vaiko ir ypač nuskriausto vaiko interesai visuomet buvo ir bus mums patys svarbiausi. 2012 metais perdavėme teismui baudžiamąsias bylas dėl 179 nukentėjusių nuo seksualinio smurto vaikų. Lyginant su ankstesniais metais, tai 5% didesnis rodiklis. Lyg ir nedaug, bet tai dar 9 vaikai, kurių teisė į savo ir ramų gyvenimą gina valstybė. Klausimas konkretus apie konkretų įvykį.
susijusi su 2019 m. spalio 19 diena, kai jūs su savo automobilio Volvo užvažiavote ant moters, kuris skubėjo į darbą pėsčiųjų perėją. Kadangi moteris buvo kitą dieną paleista iš ligoninės, buvo nustatytas nežymus sveikatos sutrikdymas ir jų nebuvo iškelta baudžiamoji byla, o buvo apsiribota administracinė byla, kuri buvo per 3 savaitės išnagrinėta ir jūs gavote 500 litų. Tačiau per tą laiką paaiškėjo naujos aplinkybės, apie kurias pačiausiai rašė žiniasklaida, kad ta moteris iš tikrųjų kitą dieną po avarijos kreipėsi į Naujininkų polikliniką, kur jai nedarbingumas buvo sugrąžintas tik po 38 dienų, kai pagal kodeksą jums žinoma baudžiamąjį nukentėjęs asmuo gydosi ilgiau nei 10 dienų, avarijos kaltininkui keliama baudžiamoji byla. Tai ar jums nereikėjo kreiptis į prezidentą, paaiškėjus naujom aplinkybėm, kad sustabdytų jūs, nušalintų jūs nuo pareigų, kol bus išnagrinėta baudžiamoji byla dėl šito įvykio? Ir aš būtent tokį jūsų nurodytą prašymą buvo pateikęs. Teikiu atsistatydinimo pareiškimą, kad netrukdyti procesui. Ir jūsų nurodytos aplinkybės, tai aš noriu priminti sužalojimo masto nustatymo taisyklės, kuriuose nurodoma, kad teismo medicinos ekspertai vadovaujasi objektyviais sveikatos sutrikdymo kriterijais, požymiais. Aš neturiu jokio pagrindo abejoti teismo medicinos ekspertų pateiktą išvadą. Labai trumpas klausimas. Neteisėtas praturtėjimas labai akivaizdžiai stebimas mūsų visuomenėje. Matom asmenis, kurie deklaruoja, kad neturi tokio turto, tačiau akivaizdžiai gyvena prabangoje, tampa viešaisiais asmenimis ir taip toliau. Klausant jūsų ataskaitos, šito akcento neišgirdau, arba tam ir pritrūko laiko. Tačiau klausimas būtų labai trumpas. Kaip vis tik numatote kovoti su šitą problemą, kokią prevenciją vykdyti, kad visuomenė galiausiai patikėtų, kad neteisėtas praturtėjimas nėra nebaudžiamas. Manau, kad visuomenė jau tik, kad neteisėtas praturtėjimas yra baudžiamas. Minėti skaičiai, kad praėjusiais metais ištyrėme 13 nusikalstamų veikų, kaltinant asmenis neteisėtai praturtėjus 4 milijonų sumai. Ir kaip minėta, virš 100 ikiteisminių tyrimų yra eigoje. Be abejo, labai sudėtingi. Yra gudrios gynybos versijos, kurias sunku paneiginėti. Bet vėlgi, su mūsų pagalba mes bent jau ateičiai norime užkirsti tam kelią, kad bent jau fiktyviais sandoriais nebūtų grindžiamas neteisėtai įgytas turtas. Vertinės ankstesnių metų prioritetinės veiklos kryptis, komitetas nusprendęs jums už šitas. Ačiū. Dėkuoju, už noriu klausyti 9 Seimo nariai, pagal statutą klausimų yra skiriama 10 minučių. Pirmasis klausia Nagis Puteikis. Sakykit, kaip jūs asmeniškai manot, kokia šios procedūros prasmė, jeigu nesukelia jokių pasiekmių, ar nepriklausomai to patvirtinama ar nepatvirtinama? Na, ne visai teisingai, kad nesukelia jokių pasiekmių. Nes Seimas svarstydamas ataskaitą, priimdamas nutarimą, nustato pasiūlymus prokuratūrai, kurios prokuratūra turi atsižvelgti. Ir Vykdamas savo ataskaitą, gal galėtume pasakyti, ko jūs realiai tikitės iš šito savo nutarimo projektų pasiekti? Nutarime rašyta, pritarti ataskaitai ir nustatyti prioritetinės veiklos kryptis. Ir viena iš tokių prioritetinių veiklos krypčių jūs numatote korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų persekiojimo, baudžiamojo persekiojimo stiprinimas. Tai mes girdėjom, generalinis prokuroras čia mums taip iškilmingai pareiškė, kad labai ženkliai pagerino rezultatus prokuratūros darbo. Aš suprantu, jūs tam pritarėt, nes siūlote pritarti ataskaitai 12 metų. Bet kaip jūs tada tokiai vertinat, kai 2 kartus daugiau išteisinta už korupcinių veikų 2012 metais, 2011 metais 19 atvejų, kai buvo išteisinta už korupcijas padarytas veikas, o 2012 metais jau 41. Tai gal galėtume paaiškinti, ką reiškia baudžiamojo persekiojimo stiprinimas būtent korupcinio pobūdžio nusikalstamose veiklose.
Ar tai yra vėl tie parodomieji teatriniai kažkokie tai televizijos šou, kur mes ištisai matom, kaip komikai vyrai ten kažkur tai įeina, kažką daužo, paima kažkokius įvačius, o po to pasirodo išleisinama viskas. Tai ką jūs turite omeny, ką tas jūsų parašymas reiškia? Atskleiskite, prašau. Jūs klausite, ko aš tikiuosi. Tai būtent aš irgi, kaip ir jūs, esu nepatenkintas tais teatralizuotais iki teisminio tyrimo teatralizuotomis gražiais. Tai televizijos šviesoje, šviesti asmenys suradinami antrankiais, laikomi, o po to tyliai, ramiai, niekam negirdint, šių televizijos kameras, būna arba išteisinami, arba nutraukiami iki teisminio tyrimo. Klausia Virginija Baltraitė, ruošiasi Rima Baškienė. Ačiū. Noriu paklausti, pats komitetas iš viso analizavo šitą ataskaitą. Jeigu reikėtų rodyti prokurorui, generaliniam prokurorui, prokuratūrai prioritetus. Tai ką tiek metų jau išdirbęs, metus dirbantis, jeigu nedaugiau, nežino, kas turėtų būti prioritetai. Tai vienas dalykas. Ar čia yra tik tai normalus pasiūlymas, ar kažką pasiūlyti. Ir antras klausimas, kaip komitetas vertino pertvarką prokuratūrą. Turbūt nei vieną prasę buvo atėję prokurorai. Netikėk turėtų 16 metų išdirbo, 20 metų pasakė prokuroras, kad juos reikia nukeruoti ir keisti. Ačiū už klausimą. Iš tiesų, komitetas organizavo šitą ataskaitą ir taipogi mes stebėjome procesą pertvarkos. Klausia Rima Baškienė ir Esu laikinasis komiteto pirmininkas. Seimo nariai gavome prokuroro profesinės sąjungos nuomonę ir prokuratūros metinės veiklos ataskaitos. Sakykite, prašau, jūs komitete nagrinėjote prokuroro profesinės sąjungos pastebėjimus ir kur manote slypi koks skirtingos veiklos vertinimas. Prokuroro ataskaita ir kažkaip profesinės sąjungos. Kaip prokuroro profesinės sąjungos atstovai dalyvavo komitete ir jų nuomonė dabar pateikime 1+1 prieš Naglis Puteikis. Aš siūlau nepritarti. Nepritarti pirmiausia todėl, kad priešingai negu minėjo komiteto pirmininkas, kad mūsų sprendimai sukels kažkokias pasekmes moralinės, tai po to, kai Seimas balsų daugumą paprašė video medžiagos iš Jogavo šturmo ir generalinis prokuroras davė tik tai 12 sekundžių, tai rodo, kad generalinis prokuroras ir jo komanda nekreipė dėmesio į tokius dalykus kaip politiniai sprendimai, moraliniai sprendimai, todėl aš kviečiu kolegas balsuoti prieš. Eduardas Šaplinskas už gerą norinčių kalbėti balsuojami. Kas po pateikimo pritarė Seimo nutarimui dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros 2012 metų veiklos ataskaitos, balsuoja už, kad parašyta nuomonė balsuoja prieš susilaiko. Balsavo 91, už 31, prieš 28 susilaikė 32, po pateikimo nepritarta. Tai siūlau šią ataskaitą grąžinti komitetui. Teisės ir nuomonė. Ar pritarė tam? Matot, čia kitokios procedūros negali. Nes šį Seimo nutarimą parengė būtent Teisės teisėtvarkos komitetas ir pasiūlė pritarti ataskaitai. Seimas po pateikimo tam nepritarė, tai mes grąžinam komitetui. Galim bendrų sutarimų dar pritarti. Dėkoju. Gerbiami kolegos. Įdomiausia,
kas balsavo už labai simptomatiškai. Pažiūrėkit po to kompiuterį. Aš atsiųsiu tam mūsų nuorodus, sintinės. Laisvau neatsiųsiu. Kodėl prie mane? O per juos aš jų nepriklausiu. Gerai, tai ačiū labai. Amerikietis.